Kokia ateitis laivelė, jūs neapgrybaukit, vokiečius prieš 6 metus jau seniausia tokie buvo. Tau gal viską ir užtenk, bet tu prasižiūrėk pro tu savo akinius biškelį, tu pamatyk biškelį, ką universitetų žmonės pabaigė, darbų neturi. Žmonės tie senesni pensininkai, ani badauna. Invalida šitai skausmus didžiausius kentva pinigų ant vaistų nėra. Šitai sako viską užtenktų. Tu jog dariau, bišk pasiklausyk, tu šlepezavoji, nei gėdas, nei sarmatas nebėr tiek kraut ant tautiečių. Debilus. Nuo vaizdatus visus muslimus, tai bus ramiau. Tai, kad žmonėm nepadėjo visai visi sudegė tenai. Kokios čia tos Londono technologijos, dar Amerika su Rusija karo nori, nugi juk dar eiti Anglą yra, taigi čia gėda ant viso pasaulio. Šiaurės Korėja ir pats stipriausias pasaulio valstybė. Ten tie amerikonai juk net drebuoja tenais, prašo Kinijos pagalbos, kad tenanu neužpoltų, juk tenani prisipropagandavitų žurnalistų, juk ani ten... Taigi čia ir gėda, čia ir žema, taip aplinkui šalį rašyti. Nu vis, kaip nebloga būtų, bet alų dažiau spalvą, tai jau nežinau. O kad žie karvė pririš stulpelis bus. Tai čia p***ui žemė ir pideras, čia kur kas baisiau. Deja, bet visi šie pasisakymai nėra iš piršto laužti. Visi šie pasisakymai rasti prie vieno iš lietuviško naujienų portalo publikuojamų straipsnių. Ir visi šie pasisakymai buvo surinkę daugiausiai laikų arba beveik daugiausiai laikų komentarų sekcijose. Tai dabar aš manau pati jums galiu atsakyti klausimą, kadagi Lietuvoje gyventi bus geriau? Manau, kad kol mes vis dar susilauksim tokių pasisakymų ir tokių nuomonių ir tokių požiūrių, jokie nauji ten įstatymai išleisti, jokie nauji kodeksai, naujos privilegijos, naujos lengvatos. Manau, kad niekas nepagelbės ir nepagerins gyvenimo kokybės, kol čia nebus susiformavęs 21 amžiuje atitinkantis požiūris.